Sveikinu trenerį su labai svarbia pergalė ir pakalbam apie planų išpildymą ir apie koncentraciją šiandien. Jo, tai koncentracija tikrai buvo maksimali. Jos visada į aikštę išeina koncentravusios, nes aš jom visada akcentuoju, kad kiekvienas rungtynės mums kaip finalas ir kiekvienos jos svarbios, nesvarbu prieš ką žaistumėm. O kai šiandien žaidėm prieš Rygą ir žinom, kad mes pirmas rungtynės pralošėm, tai ta motyvacija ir koncentracija dar didesnė. Eurocopo kaip bebūtų komanda ir labai smagu laimėti, sveikinu savo komandą. Atrodo, Lloyd susirinko šiandien savo įprastus skaičius, bet komandinio žaidimo nepademonstravo turbūt. TTT šiandien tokį, kokį gali. Tai jo, čia irgi reikia išskirti tokius du momentus. Tai arba tu dengi lyderę ir eini nuo visur padėti, arba jai duodi viską ir kitom nieko. Tai gali ir taip pasirinkti. Mūsų planas buvo gal labiau jai neduoti žaisti, bet jinai kažkiek vis tiek tą susirinko, bet mes tikrai lengvai jai nedavėm žaisti ir akcentavom, kad prieš ją reikia puolime žaisti, nes jinai viską atiduoda puolime, gintis gal kažkur vietomis patingi, nori pailsėti, tai tą akcentavom, pavyko ją išbaudoti ir manau tas nulėmė, kad mes galėjom ramiai sužaisti galą rungtynių. Sveikinimai Gerda su labai svarbia pergalė. Bet visų pirma apie tavo asmeninę formą pašnekam, kas atsitiko po naujų metų, iš kur tie žvėriški pasirodymai. Nežinau, tikriausiai šios varžybos taip tiesiog susiklostė, pataikiau savo metimus, bet manau tikrai reikėjo man to poilsio nuo studijų, nuo krepšinio, turėjom tą savaitėlę pailsėti, tai manau kūnas atsigavo ir dabar turiu gal daugiau energijos ir aišku daugiau noro, nes antra sezono pusė, tuo ateis pačios svarbiausios kovos, tai norisi įgauti tą geriausią formą. Kalbant apie pačias rungtynės, kontroliavot praktiškai visą laiką tą rungtynių ritmą ir eigą, niekaip ir tų varžovių neprisileidot, kokios tavo akim buvo detalės, kad taip gerai buvo išpildyta viską šiandien? Tai tikrai ruošėmės šiom varžybom vos ne visą savaitę, žinojom jų stipresias pusės, žinojom pagrindinės žaidėjas, galima sakyti, dvi pagrindinės žaidėjas, kurias tikrai reikėjo uždengti, tai manau visai gerai pavyko ir aišku, nebuvo to gero box-out ir panašiai, bet čia tos detalės, bet manau buvo svarbiausia tiesiog susitvarkyti su tom pagrindiniam žaidėjom. Coach, what was the main issues today? Issues? The problems or issues? Oh, okay. Yeah, we just before game now understand that our main point guard could not play this game, and then it was at least in the first half. Yeah, we couldn't find like solution how to handle this situation. Other players who not played before so much, they needed to step up. Yeah, but in second half we made adjustments. Yeah, we tried our best, but today opponent was stronger. Mia Lloyd achieved all the points, rebounds and assists, and other players that step out from the bench didn't. How important was that? No, we know that Mia is our leader in a team, and this, as I explained it already before, everybody needed to step and to step up in this game. Yeah? In second half, I think we had made better adjustments, but first half, especially second quarter, wasn't good.